Stabdžių tematika, būtent apie pastarąjį Honda Civic. Norėjome dar parodyti vieną dalyką, kurį taipogi jau aprašėme www.automobilių remontas stabdžių kaladėlių puslapį, bet gyvai tą pamatyti, manau, bus įdomiau. Esminė vieta, į kurią statosi kaladėlės, yra būtent šis korpusas. Kaladėlės yra tvirtinamos vienoj ir kitoj pusėje. Dabar problema yra tame, kad kaladėlės pradeda vaikščioti ne tik dėl stumokliuko, ne tik dėl krypiančiųjų, kurios čia vėlgi vaikšto, bet ir dėl rūdžių, kurios kaupiasi būtent šitose vietose. Taip, kad kiekvienas keičiantis kaladėlės, tiek meistras, tiek jeigu darysite tai patys, privalote šitas vietas išvalyti. Jeigu pasižiūrėsime įdėję šitą korpusą, būtent dėl rūdžių, kurios jos čia kaupiasi, jos tą plokštelę spaudžia į vidų, tiek iš apačios, tiek iš viršaus, ko pasekoje kaladėlė negali laisvai judėti, kaip kad jinai daro, pavyzdžiui, dabar. Kaip matome, vietos ją įdėti yra pakankamai. Ir jeigu šita vieta nebus sutvarkyta, ta kaladėlė jokių būdų negalės va taip vaikščioti laisvai. Nes būtent jinai įsiveržia ir pradeda strigti, tuomet jinai pasikreipia vienu šonu, pasikreipia kitų šonų, tai pažeidžiama stabdžių diską netolygiai dildama ir ko pasekoje po to matome, kokios yra užėdos ant pačios stabdžių kaladėlės. Taip, kad jeigu darysite tai patys ar vežite meistram, meistrai be abejo tą turėtų žinoti, bet jeigu darysite patys, būtinai nuvalykite tiek šitą sluoksnį labai gerai, nes netgi matosi blizgios vietos, kuriuose ta plokštelė lietėsi, o visas kitas paviršius nesilieta. Tai būtent tie kalniukai ir sumažina visą tą atstumą kaladėlės vaikščiojimo, ko pasekoje jinai stringa, jūsų stabdžiai anksčiau ir vėliau yra, ta prasme, turi kažkokių tai vienokių ar kitokių gedimų. Plačiau apie stabdžius vėlgi skaitykite tiek apie suportų restauravimą ir kitas problemas mūsų puslapyje servisas 007 arba www.automobilių remontas.lt.